Mokyklos Daiva Rudienė mokytoja, atstovauju gamtos mokslus. Na, mūsų kokia vizija yra. Skaitytuvų panaudojimo galimybės. Šita mokymo ir mokymosi inovacija padės tinkamai pasinaudoti mokymo medžiaga. Mokiniai derins tekstą, vaizdą, garsą, išryškindami svarbiausius aspektus. Dominuos mokinys, o ne mokytojas. Informacija pateikiama bus įvairesnėmis formomis, medžiaga išdėstant hiperteksto būdu. Šioje mokymo terpėje galima pateikti autentiškų užduočių, įtraukti mokinius į aktyvią veiklą, pateikti užduotis diferencijuotai. Specialiųjų poreikių mokiniams temos bus lengviau paaiškinamos. Mokiniai mintyse lengviau ir greičiau susijęs vaizdą su žodinė informacija. Kompiuterinės vizualizacijos pagalba mokiniai patys mokysis mokytis. Tai galės prisijungti jiems patogių laikų ir atlikti užduotis. Didins skaitytuvų panaudojimas, didins moksleivių motyvaciją, taupys jų laiką, sudarys galimybę žinių pasitikrinimui. Interneto pagalba mokomoji medžiaga bus integruota, susieta su kitais dėstomais dalykais, pavyzdžiui, gamtos mokslai su istorija, muzika, dailė ir taip toliau. Taip pat svarbi galimybė yra svarbus vaizdumas, galimybė pasižymėti tekstą, interaktyviu būdu pasinaudoti žodynų paieškos sistemomis, patogiai naudotis jusliniu ekranu, suieškoti failus pagal raktinius žodžius. Mes pastebėjome, kad skaitytuvų taikymas padėtų ir mokytojams kažkiek tobulinti kompiuterinį raštingumą, domėtis naujovėmis, tai yra dirbti šiuolaikiškai, lengviau optimizuoti klasės veiklą, mokinius mobilizuoti darbui. Teorinę medžiagą galės padaryti interaktyvę, pateikti įvairiais pavidalais. Taip pat mokymo eigą ir tempą galės rinktis pagal mokinio gebėjimus. Žiūrint nuotraukas ir dokumentus, automatiškai sureguliuoti vaizdą. Taip pat išsaugoti bei naikinti elektroninius įrašus, dubliuoti dokumentus, susijęti failus į vieną dokumentą, apjungti interneto galią su tradicinių formų paprastumu, knyga, žurnalu, brošiūra. Na ir kokias išvadas padarėme, kad kiekvienas skaitytuvas turi savo paskirtį, atlieka įvairias funkcijas, turi savų privalumų ir trūkumų. Idealus variantas būtų visų skaitytuvų privalumus sudėti vieną, tačiau tai įtakotų jo kainą. Kadangi ruošiamasi naudoti skaitytuvus 5-6 klasėse, tai užtektų paprastesnių, įdiegiant pagrindinės funkcijas. Būtų išoriškai, reiktų, kad skaitytuvas būtų išoriškai patrauklus, integruota vaizdo ir garsų įvairovė, tilptų reikalingi vadovėliai. Na ir viskas. Ačiū uždėmesi. Puikiai. Dėkojame Šiaulių Medelyno pagrindiniai mokyklai, galvoju gimnazijai ar ne.